I will share with you some simple steps how you can remain healthy and how you can cure some of your chronic diseases. Taigi aš dabar pasidalinsiu su jumis pasakysiu keletą žingsnių, kaip reikia išlikti sveiku ir kovoti su savo įsisenėjusiom lygomis. The first thing you have to understand Pats pirmas dalykas jūs turite suprasti. is respect your child. Gerbti savo vaiką. You have a very nice child in the stomach Jūs turite labai gražų vaiką savo skrandyje, which is called your digestive fire. kuri yra vadinama virškinamoji ugnis. You know digestive fire? There is a fire in the stomach which is responsible for digesting all the food that we eat. Kuri yra atsakinga už visą maistą, kurį mes valgome. But most of us do not respect this child. Bet dauguma mūsų tiesiog negerbė to vaiko esančio skrandyje. We are always trying to poison this child. Mes visada stengiamės apnuodyti tą esantį. This is not intelligent. Tai neprotinga. Just imagine some person is working for you all the time, day and night. Ever since you were born, this Agni, digestive fire, is working for you. Even when you are sleeping, it is working for you, and it does not want anything back. She is not asking for any money, any salary. She is just working for you for free. Įsivaizduokite, tai tarsi žmogus dirbantis jumise dieną naktį, neprašydamas nieko atgal, jokių pinigų ir nieko, tiesiog jums tarnauja kiekvieną mielą dieną. So, should we not say to her every day, Achu labai? Taigi, ar mes neturėtumėm pasakyti vaiko esančiam mumise ačiū kiekvieną dieną? We should say. Mes turėtumėm. If somebody opens the door for you, we say Achu. You know? If somebody is working for you for so many years, we don't say Achu. It's not good. It's not intelligent. Jeigu kas nors mums atidaro duris, mes ištariame ačiū, bet mes neištariame ačiū tam, kas dirba mumise kiekvieną mielą dieną nuo dienos, kai jūs gimėte. In Ayurveda, the most important reason why disease start in the body is because of this digestive fire. When we do not digest the food, then it becomes toxic, and these toxins will circulate in the body and create many diseases in the body. Ajurvedoje dauguma priežasčių, dėl ko žmonės serga, tai ir būtų ta virškinamoji ugnis, kuri sukelia labai daug problemų jumyse. That is why you must have seen sometimes people, they tell you that for 1 week I was fasting and I feel very good. And some people say I was fasting for 20 days. Some people even fast for 40 days. And they can cure even most chronic diseases like cancer. Todėl ta visa virškinamoji ugnis ir kai mes valgome daug, jinai apsinuodija. Ir jūs išgirsite, kai žmonės sako, kad aš badavau 20 dienų ir jaučiuosi gerai. Arba yra tokių, kurie netgi badauja 40. So, what these people are doing? They are respecting their Agni. They try to say, thank you Agni, you are doing so much work for me. I give you rest for 1 week. Taigi, ką jie daro, jie sako ačiū, jie dėkoja tam visam vaikui, kuris, ką mes vadiname tą visą virškinamąją ugnimi ir duodame poilsio. If we do not give rest, if we do not respect this Agni, then we are a very cruel person. O jeigu mes negerbėme, mes tiesiog labai žiaurūs žmonės. I know you are not cruel, you know. Aš žinau, kad jūs nesate žiaurūs. You are all very nice people. Jūs visi labai geri žmonės. But sometimes